Iš esmės tai yra programėlė, kuri kategorizuoja daugiau nei 14 000 šaltinių pagal analitinius, bet ir žmogiškus kriterijus. Ta prasme, visada yra žmogus procese, kuris peržiūri kažką, kuris pasinaudojo tiek mano bendruomenės Telegrame metų metus vykdytų demaskavimu, tiek darbu, kad apmokytų. Dirbtinis intelektas labai orientuotas į karinės, geopolitinės naujienas ir panašiai, su sąsaja, kuri leidžia, pavyzdžiui, pasirinkti norimų naujienų tipą. Tik aviacijos, tik NATO, tik dronų, kuris iš esmės jau atlieka atranką taip pat ir šaltinių. Dažnai matau žmonės, arba kai pats rankiniu būdu ieškau informacijos, pastebiu, kad ta pati naujiena kartojasi 50 kartų. Niekada nežinai, kas tai Republika paskelbė. Ne, palauk, The Washington Post. Ne, reikia išsiaiškinti, ar tai AP tikslams. Štai, mūsų programėlė paima tik originalą, ji neduoda tau 50 pačios naujienos versijų, kas jau yra didelis privalumas. Štai.